Sveiki, esu Monkis ir šiandien pradėsiu filmuoti savo video Minecraft ir filmuosiu išgyvenimą. Tai iš karto aš susiradau avis, kad nebūtų taip nuobodu žiūrėti, kaip aš jų ieškau, nes iš tikrųjų ieškojau tikrai labai ilgai. Ir dabar man reikia maisto ir pradėsiu statytis namą ir pradėsiu žaisti, tobulėti, gal kai kurias fermas statysiu po žemę. Gal kad nors ir priimsiu iššūkį, kad iškasinėti visą pasaulį. Tai labai įdomu, manyčiau, kaip vaizdas turėtų atrodyti, kai daug turi mob spawnerių, kai turi daug deimantų. Iš tikrųjų, tai mano svajonė, nes labai retai kažkaip man nėra sėkminga, kai aš randu deimantų, iš tikrųjų labai man retas dalykas. Nu, ta višta, tai man jau atsibodo, tikrai bėgioja ir bėgioja, greičiau jinai numirtų, man nekenčia aš jos. Na štai, pagaliau gavau vištienos. Iš seniau, kaip esu žaidus, tai vienas sykis nuo žalios vištienos apsinuodijau ir kažkaip net keista pasidarė. Tai nuo to laiko dabar nebevalgau žalios vištienos. Tai visą laiką išsikepu. Tai žadu keivę gyventi iš tikrųjų, nes man taip įdomiau, man taip gražiau, aš ten daugiau vietos turėsiu. Na, dar viena višta įkyri. Ir man tikrai atsibodo, nes aš jau per ją tų sėklų prisirinkau virš galvos. Tai va, greičiau tą vištą išsižudyti ir aš jau pradėsiu medienos ieškoti, pradėsiu filmuoti tą tikrąjį mano išgyvenimą, o ne višto žudimą. Tai va. O, vanduo čia pat labai gerai, daržai bus labai gera vieta, o dar vienas ir bus labai gerai. Čia, cukranendrės ir labai bus gerai, nes reikės knygų. Jeigu kaimelių nerasiu bibliotekai, pasidarysiu tobulintis tą tokį aparačiuką. Ir va. Nu, tai ką man pasakyti, jeigu turit kokių klausimų apie mane, galite rašyti žemiau komentaruose. Nes aš tikrai ne paskutinį darau video ir žiūriu čia kaulų labai daug. Tai va, ką čia man papasako, dabar aš einu medienos ieškoti. Koks gražus krioklis. Tai va, na ką čia papasakoti, esu seniau žaidusi, esu ir buvusi Crafters NC komandai. Dabar žadu žaisti LTU hatoj. Irgi komandai. Rudenį, kiek atsimenu, gal mes darysime serverį vėl. Kokį nors naują. Aš net pamiršau, kad medžiai ieškau. Iš tikrųjų, ką pasakoju, tai va, pasakoju vėlenkanis, kad tik jum nebūtų nuobodu. Tai va, reikia greičiau pasistatyti, reikia greičiau atkasinėti iš tikrųjų, nes reikia išsikepti maisto, nes aš tuo nudvėsiu badu. Ir bus tikrai nefainai, kai aš pamėsiu savo visas vilnas ir taip toliau, dėl kurių labai vargau. Tai va, esu jau seniau žaidusi, buvau ir legalė, kaip kažkada atėmė, iš kurių mes pirkome tuos legalus, tai atėmė, vieną dieną einu ir nebelegalė, bet vis tiek liko skinas. Tai man patinka, kad patiko, bet gaila, kad nebegaliu eiti legalų serverius, nes būtų žymiai įdomiau, kai aš filmuočiau. Tai va, jeigu norit, va, mano skinas toks, sakė daug kas, kad gražus. Na, tikrai neblogas, aš irgi nepeikiu. Tai va, reikia medieną pasidaryti ir pasistatysiu crafting table ir eisiu kasinėtis. Nes dievinu kasinėtis, man iš tikrųjų nėra, kad gerai seks, bet pakankamai. Labai dažnai keivus randu ir gan gerus. Tai va, reikia kuo greičiau. Nes noriu pasidaryti maisto, pasigaminti. Tai va, jau pradėsiu kastis.
ir tikiuosi man pavyks atrasti keivą gerą, nes labai noriu gyventi keive, mane tai labai traukia, iš tikrųjų, net nežinau dėl ko. Tai jau va. Na, ką dar man papasakot? Manau, man pavyks filmuoti išgyvenimą ir nenumirsiu. Labai tikiuosi rasti monster spawnerius. Kuo daugiau, tada daryčiaus, kaip sakiau, fermas. O, iš karto ironas. Ir aš jau turiu 9, palauk, dar biškį pasiemu akmens, o jau naktis labai bijau zombių. Tai va, greitai reikia eiti, pasiimti savo crafting table ir keliausiu dabar, kur čia išsikasinėjau tą takelį. Ten pasislėpsiu, gal padės. Tai va. O, lovą galiu pasitaisyti, gal reikės ir man lovą pasitaisyti, pasikloti. Tai va. Neturiu aš ką jums papasakot. Biškį man reikia. Nekepa! Kepa. Tai va, reikia pasidaryti man. Medieną visą sudėjau. Pasidarysiu akmeninį pikeksą. Tikrai bus geriau ironą iškasti ir greičiau jau man pačiai. Nors vienas iš šiais. Tai va. Na ką čia man dar papasakojus. Iš tikrųjų. Tai. Žaidžiu Minecraftą. Ilgokai žaidžiu. Dabar pradėjau, net nežinau dėl ko, bet pradėjau filmuoti video. Tikiuosi nebus nevykę. Tai va, išaušus rytui eis zombių mėsos pasirinkti biškį. Nors truputėlį. Tikiuosi man eis čia lovą pasistatyti. Tikiuosi neatsikelsiu naktį tarp zombių ir, viskas man pavyko. Eime pažiūrėti, labai bijau kryperiais, kad nesprogtų, nes tikrai kur atsiradau labai tolies nuo tos vietos. O kur dabar kryperiai? Matau endermeną. Bet jis išnyko, ačiū Dievui. Na gerai, galiu tęsti savo kasinėjimąsi. Taip, išsikeičiau maistą ir dabar aš pavalgysiu nors truputį. Ir pradėsiu kasinėtis. Taip, nenaudosiu. Pirmą blogesnis išnaudosiu, tada naudosiu geresnį pikeksą. Toks jau jis ir geresnis. Užsidėsiu kepti ironą, kad būtų geriau. Tada pasidarysiu iron pikeksą ir būsiu kieta. Tai va. Tai mano pirmasis video. Ir turbūt aš nieko nepadarius, greitai ir pabaigsiu jį. Na, tai ką, tai aš jums sakau iki ir iki kito karto. Ciao.